Sveiki visi, žuklės broliai. Šiandien esu didžiausiam Lietuvos ežere, Drūkšiuose. Senai buvom ant vandens, tiksliau, senai teko pažvejot. Tai prieš keletą savaičių teko išplaukti, bet buvo ne žvejyba, o gelbėjimo operacija. Pradėjus tik žvejybą, pastebėjau, kai iš valties iškrito keletą vyrukų. Apsivertė valtis aliuminė, iš karto paskendo, tai teko plaukti pagalbą, pagelbėt. Tai tokia ir žvejyba. Karmos taškų užsidirbom. Tai va, dabar vėl ant vandens. Didžiausias Lietuvos ežeras. Šiandien manęs laukia. Bandysim kovoti su drūkšiais. Žiūrėsim, ką čia pagausim. Paskutinį kartą žvejojau gal prieš keletą metų čionais. Kas kibs, ar lydekos, ar ešeriai. Tai ir trauksim. Oras ganėtinai geras. Saulutė šviečia, valčių nemažai. Tik atplaukus gal kokias 4-5 valtis praplaukia. Kai visą laiką rasim, pagausim, pasimėgausim, paleisim. Tokia ta žvejyba. Žuvies čia tikrai yra. Nu ką, bandom žvejot, žiūrėsim kaip seksis. Nu ką, sustojam pirmam taške. Pradžiai pradėsim nuo ešeriukų, gal paieškosim. Norisi smagiai praleisti laiką, gauti kibimų. Radau šiek tiek mailios, tai pasibandysim. Pirmas kibimas. Pasimažint. Pirmas laimikis, chebra. Ešeriokas gal? Ešerys visai gražus. Opa. Nu va, koksai. Pirmasis. Gumytė. Pamatuosim. Apie 32 cm. Biškį dėliau yra. Oi. Ką gražuolis, gražuolis. Atsidaryt pavyko. Visai greitai. Tai manau, kad turėsim gerą laiką. 10 minučių kaip ant vandens. Pirma žuvis. Reikia graibštą pasiruošti. Gali būti ir staigmenų. Turim dar vieną. Kai violetinis. Šįkart mažesnis. Lėtas pravedimas, palei dugną. Koks ešeriukas.
2 pravedimai, 2 žuvis. Net šilčiau pasidarė. Oi, iškart kibimas. Netikėtai, nespėjau net kirst. Besileidžiant į kalę. Kažkas. O nu va, dar vienas. Šitą paimsim irgi taip. Opa. Nu va, gražus ešeriai. Kaip senai buvo ant žvejybai, tai super laimikiai. Primesim. 27 centimetrai. Kas metimą kimba. Čia yra apie 7 metrai gylio. Aplink mailių laksta. Taip, 3 iš 3. Bandom toliau. Taip, ant vandens buvau kažkur 9 valandą. Nu, pirmas pravedimas be kibimo. Bet pavyko jau atsidaryti, tai nuotaika superinė. Kibimukas. Turim. Ešeriukas. Irgi visai gražus. Išsikelsim. Opa. O, super. $28 standartinį. Toks būriukas sėdi. Labai smagiai kimba. Manau, kad šypsena jau iš veido nedings. Tikras rudenėlis. Tokias ir turi būti žvejybos. Dar tik pirmas taškas. O jau tiek pavyko nuveikti. Vėjukas kyla šiek tiek. Rankas gelia, bet kai kimba, aišku, šilčiau. Ką štai, dar vienas gražuolis. Oi, gražus. Keletą metimų be kibimo praėjo. Atrodo nebekimba, bet standartiniai, po 27 centimetrus. Ilgi ešeriukai, nėra stori, bet visi dėlėm apėję ant dugno sėdi. Džigelis dirba, neagresyvus, o keli pasukimai, neaukštai ir pasiema.
Daros vėsų, reikia apsirengti. Ką antras taškas bandom. Paplaukiau 20 metrų jau kibimas atsirado. Nu va, hebra turim. Oi, gal ir gražuolis. Oi. Oi. Gražus ešeriukas. 20 metriukų nuo taško. Pasislinko šiek tiek. Nu va, kokie gražus kimba. 31 centimetras. Super. Tikras rudenėlis. Dėl tokių žvejybų verta laukti rudens. Kažkas tai vėl ten bando. Užsisukus uodegėlę. Kibimas ir uodega ir šiek tiek guma numauta. Dėl to ir neužkybo. To išsitrauksim. Gerai, čia drūkščiai pasitiko. Kibimukas vėl. Aišku, visą dieną taip nekibs. Reikia džiaugtis, kol kimba. Bet pagauti žuvies tikrai įmanoma. Čia net laivo nereikia, tiesiog susirandi šiek tiek mailiaus ir daužai ešerius, jeigu kimba. Sutikau vietinius ant kranto. Sakė, prieš tai savaitę sunkiai kybo. Prieš porą savaičių pasigavo. Matyt, pavyko užtaikyti, kada kimba vėl. Opa! Nedidelis ešeriukas. Bet gal ir gražus. Gal ir gražus. Ačiū. Visi jie gražus. Opa! Superinis. Iš pradžių lengvai į mane pradėjo eiti. Paskui jau priešinas. Tokia, po 30 cm vidutiniškai. Super. Biškis stambesnis. Privalgęs. Tiek čia turim tos 7 metrus taip pat. 8 gramų galvakablis paprastas. Vietos pravedimas ir kibimas. Nieko išradinėti nereikia. Tiesiog mėgautis. Aišku, tarp tų ešeriukų ir lydekaitės gali papult ir nukasti mano valą. Bet tikėkimės, kol kas jų nebus. Smagu ešerius labai traukti. O, kibimukas. Nepataikė. O, turim. Ešeriukas. Šis mažesnis. Nu, super.
Smagus varžovai. Smagu, kaip rudenį žuvis susibūriuoja. Daug taškų keist nereikia, galima traukti ir traukti. Aišku, ne kasdien tas būna, bet pataikyti tikrai galima. Šiandien matyt pataikiau, kai išplaukiu kartą į mėnesį. Galbūt ir laimė nusišypsoja dėl to. Vėl prisilietimas. Turim. O, spurdas šitas. Gal gražesnis biški. Gal ir panašus. Opa! Koksai staruliukas. Oi. Puikus ešeriai, puikus. Kupriukai jau standartas, vienas pulkelis, 31 centimetras. Tegul dar auga. Man reikia kilograminių. Bet šitie puikus varžovai. Kad ir tokie kimba jau. Rankas pilna dėlių. Nuo pačio dugno. Kol kas planas pagaut, pasidžiaugti ir paleisti veikia. Oi, net pamečiau ryte. Ranka šlapias. Netikėtas ešeriukas vėl. Opa. Gražuliukai. Keista net, kad pavyko taip greit surasti jas. Čia kur gaudo dar ir vietinių valčių yra. Plūša visi žmonės. Vieniems sunkiau, kitiems lengviau, bet pagauti tikrai galima. Patiek įbijimų keista, kad net pravedi ir net negauni per nagus. Prie gerą greit priprantama. Ai, kibimas. Škirytę paviršim. Nu jo, gumą numauna. Paskui jau antrą kartą nepuolau tokios. Opa. Šitą išprovokavom. Gražus. Paimsim jau su graibštu. Jeigu jau išsitęsiau, reikia ir panaudoti. Koksai ešeriukas. Laimingas, kai vaikas saldainių gavęs. Apie 33 centimetrus. Gražuolis. Ai. Opa. Pakeičiau gumelę. Iškart ešeriukas atėjo. Buvo šiek tiek apstoję.
Nu, dar vienas gražuolis. Tokį užsidėjau. Iš pirmo metimo ant jo iškart ir užkybo. Aišku, kiek galima su vieną gumą gaudyti. Kad reikia pakeisti, bet kol kimba, tol galima. Bandom, žiūrėsim toliau, ar pasiteisins. Galbūt vienas atsitiktinis čia. Na ką, gal laikas paplauk kažkur toliau. Pasižiūrėt, gal rasim didesnių arba mažesnių. Nepabandę nesužinosim. Ką, bandom kist vietą. Kažką turim panašu į lydekaitę. Oi, mažytė lydekaitė papuolė. Labai gražiai įsikabino, tai nenukas. Sukinėjasi tarp ešeriukų. Ešeriuko dydžio ir papuolė. Nu va, kokia mažutė. Apie 50 centimetrų. Bet atrodo vaikiškai. Tegul auga. Visai geras priešininkės rudenį. Mažas, didelis. Maitinasi, tai jėgos turi gerai. Nu, atsidarėm ir su lydekaitėm. Užsidėjau tą patį savo guminuką, bet jau baigė visi čia sudarot. O antrą tokią, manau, neturiu jau. Trauksim kitus kozerius iš kišenės. $93 somai. 93 somai. O, pažiūrėk, kaip gražiai. Tarp mailių pamačiau lydekaitę. Per laivą užmešiau iš karto ir paėmė ant ešerinio masaliuko.
O, įvairavau. Pasisekė, kad nenukando. Neplanavau visai. Buvau pelaginių pažvejoti. Kibimų turėjau, bet didelių simbolių neradau. Čia 6 metrų gylį tarp mailiukų ir užkybo. Skabins gal. Tokia lydekaitė. Pamatuosim. 71 centimetras. Ką, keliauk atgal. Pikta labai. Aišku, žvejyba jau į pabaigą. Nemažai laiko prašvaiščiau. Tyrinėdamas ežeriuką, prasiplaukiau. Nieko gero neradau, teko grįžti. Ai, koks geras buvo. Ai, lydeka buvo dar viena. Čia buvo geresnė. Net kabliuką išlenkė. Dėl to ir atsikabino. Per silpnas kabliukas buvo. Na ką, 3 valandos. Baigiam žvejybą. Šiaip puikiai praleista diena. Ryte iš vis nuostabiai kybo. Dieną šiek tiek užsiėmiau paieškom. Tai galėjo būti geriau, bet visumoje esu patenkintas. Jaučiasi, kad ruduo ateina, žuvis išties aktyvesnis. Ką, reikia tiesiog važiuoti žvejoti ir mėgautis. Ką, iki sekančio. Viso.